pabūsiu tą sieną, į kurią šūdai skraidžias. Buferis mūsų. Buferis. Kai sakant, prašom į sveikatą. Žiūrėkit, kad jau atgal neparskris. Kai sakant. O kam tau ta laisvė, jeigu tu nežinosi, ką su mano daryti? Ne, tu rodai visiems savo čiubinę. Ne. Sakyk, prenumeruokit Gedimino kanalą ir paremkit Gedimino kanalą. Nes nedaug kakoja. Nedaug kakoja. Nevalgo daug. Nedaug kakoja. Taip, gerai. Sakyk, sąskaita yra pateikta. Susimokėkit, jeigu norit informacijos. O kas jau, kai sakant, ir susimokėjo, tie žmonės gali, kai sakant, be jokių, be problemų. Oi, ne. Be problemų. Nerodyk savo čiubinės. Nerodyk, uždenkim čiubinę, mes tavo cenzūrą. Cenzūra. Taip, ne. Taip. Oi. Tuokį. Tai nebūkit sperminatoriais ir sperminatoriais. Būkit prenumeratoriais. Kas jau ir parėmė mano YouTube kanalą. Čia tokia vieša oferta. Žiūrėk. Kas pasinaudojo mano informaciją. Oferta čia vieša. Kas pasinaudojo mano YouTube kanale. Gautą informaciją. Monetizavo tą informaciją savo reikmėm ir gavo iš to kažkokią naudą. Tai būtų fainiai, kad paremtumėt mano YouTube kanalą. Jeigu negavot naudos, ta prasme, apskritai bet kokios naudos, žinios į tai irgi įeina kaip nauda, supratimas, suvokimas, nusispjovimas į kažkurias tai vienokias ar kitokias gyvenimo situacijas. Tai irgi nauda. Paremkit. Įkainiai yra, kai sakant, net ir nuo 1 euro. Nuo 1 euro. Tai va. Nes nei kraiko reikia. Daug kokoja ir šešioja. Taip, nenini. Taip, nenini. Taip, nenini. Taip, nenini. Taip, nenini. Bruzgu. Tai man, būtų fainai susilaukti atgarsę. O tie, kad jau paremė mano veiklą, ten užpraeitais metais per susitikimus, tai jūs jau ofertos sąlygos, kai sakant, įvykdęs. Širdingai dėkui jums esu už tai, kad paremėt YouTube kanalą, nes tai paremėt. Ir paremėt YouTube kanalą ir mano veiklą, kai sakant,
žodžiais, o darbais mes tėvynę myli mane. Tai ko gero irgi tam. Nežiūri jumis, mato. Taip, taip. Tai va. Tie, kad įvykdė sąlygas, katros dabar ir paskelbiam. Tai, kai sakant, jūs atleisti nuo visokių mokesčių. Ne mokesčių, neapmokestinsiu aš tas informacijas. Tiesiog gal norinčių ir susimesti ant elektros. Gal norinčių ir ant telefono sąskaitos, kad turėčiau internetą. Gal norinčių ir, aš kaip sakau, jeigu kažkas, beje atsiskaitėms ir informacija. Esam kai sakant, atsiskaitę, kas pratikė man informaciją, tas ok. Bet tie, kad pasidarė kažką tai versliukus vienokius, kitokius, nes niekaip kitaip, kai sakant, nes būti trauktam į atitinkamus VSD sąrašus, tada ten kažkur tais, ne fain. Neina man ranką nulaižė. Mūsų aštrus liežuvis neina kas tai. Natūralus dušas nesiprausia. Praus mane gyvūnai. Kaip džiunglinis gyvena. Kaip civilizuotas žmogus. Išnaudoji ką tada? Išnaudoji gyvulius. Beje, jeigu kažkas sugalvos paprikolinti, kad tipo tai ką, į kiaušinius tau nupraus. Ne, aš kiaušinius pats nusiprausiu. La. Tai va. Taip. Dėkui už dėmesį. Ir, kai sakant, nes, ar nenori, žinai, kai sakant, kad į koks mėts bebūtų, kad į koks žmogus bebūtum tvirts, žinai, tie smygami, ne mano. Atsigulė. Kad į kaip bebūtų, tie išmužinai iš vėžių. Kartais pradedi galvoti, verta čia be užsiimti čia to visų reikalų. A neverta. Nes, žinai, jūs girdėjot ką tik garsą, kai surenderino video, kuris bus įkeltas prieš šitą video. Aišku, daug kas sakys, tai čia Anatolijus išgilino kartu su Gediminu. Bet čia labiau Anatolijaus nuopelnai, ne mano. Tai va taip. Aš tik tais krečiu nesąmonės. Į sąrašus įtrauktas. Tai kai sakant, apie mane net straipsnių nerašo. Iš dalies džiaugiuosi, kad jie nerašo. Bet aš žinau, kad jie ir sąrašai. Žinau. Ir turim informacijos. Tai jau. Dar padarysiu. Video porą trejetų, bet tokiu galvoju, kad kur liečia dokumentus. Jau kuris laiks mąstau, verta. Ta prasme, nes kai tokie kiti youtuberiai ten papilžinai šūdą ant galvos. Tas išmuš iš vėžių, žinai. Tai noris to palaikymą, aišku, kad ten, žinai, 5-6, ten 10 žmonių parašo, oi, sėkmės, dar ten kažkas. Šias nekartą girdėjęs, kai su pikdžiugiška, žinai, tokiais norais, kai sakant, palinkėjimai sėkmės. Tai
Sako, aš galiu duoti grinais. Aš galiu tik tais tai. Man nesukliūdė, kai sakant, turint omeny, kad atėjo gelbėt nuo Vilnių manęs. Neatėjo gelbėt nuo Vilnių, taip. Va, jis drėms mano, Svarainė. Ja. Tai jau. Toks trumputis video. Kai sakant, busiko nepirksiu, noriu įsigyti naują kompiuterį, kad manis sens patikims dar, bet jau pasenęs kompiuteris. Video surenderin, aš dar net galvojau kalėdinę atrakciją padaryti. Aišku, prisimenat, kad žmona man ir sakė, kaip man sakė, turi žmonėm tiesiai šviesiai pasakyti, neužtenka, reikia paaiškinti, pasakyti, ką tu turi omeny, datin kažką. Tai aš pagalvojau, sumesiu tą tokį, tą mišrainę tokį padarysiu, kad pasakyti. Pasakiau, kai sakant, kuo aš galvoju, kuo aš matau pažėlas, paskui datin, kaip jis tenais. Tas kito pusdurniaus imbecilo to, kur kiaušinienę valgo su šautuvu. Jo. Nepamirškit savo vadų, jeigu žiūri, tai savo vadų iš 3 raidžių ten, kur ir tas valstybės saugumo viršininkėlį, tas, kur kiaušinienė ir nuotraukas, ir turim. Tam imbeciliukui pasakykit. Na, aišku, jis gali sužeisti, jis gali sugalvoti ne tik kiaušinienę, gali sugalvoti gedą nušauti. Žiūrėkit, kada jau atgal neparskrist. Pasmaugt, nuskandinti, pakart, uždusinti, tada kažką padaryti. Žiūrėkit, kada jau atgal neparskrist. Gali tokį norą kelti pas durnelius. Bet, kai sakant, žiūrėkit, neprisižaiskit su tokiais norais. Vien tokia mintis jau atgarsys jum atgal. Su mano pačiais nuoširdžiausiais, kai sakant, ofertom, prakeiksmo ofertom, pasiūlymais, vien tokias mintis ir norai. Jum užtrauk tokią atsakomybę. Jau, kai sakant, įsipareigojat būt prakeikti, pavyzdžiui, per jūs giminių, šeimos narių, jūsų pačių sveikatas. Iki, kai sakant, kuo daugiau norą jūs turėsit man sunaikinti, tai jums 10-eriopai tegu sugrįžtų. Tie patys norai, tik tais ten bus ne mano vards, o jūsų giminaičia, motinas, tėva, dukros, sūnaus, ko tik nori, brolė, sesės. Tai, nes tie grasinimai iš mentų, kai sakant, išmuš iš vėžių. Dėl to kartais nori, žinai, kai sakau, kiekvienas, čia buvo Dainius, kur metraščio pristatymė, aš ten pasakiau Dainius, neparodė to video, to prasme, bet, aš ten pasakiau, tik aš pasakiau viešai. Aišku, ir žurnalistų ten buvo, bet vis tai pasislėpė, aišku, stebėjo, nes, kaip kitu atveju jūs čia dabar taip sugalvostumėt straipsnis, o net parašyti, atvažiavo, taigi pasižiūrėjai. Į mentukų porą buvo Mačiaušimis. Mačiaušimis kurvas. Ja. Tai tiesiog kvaps ir tas pats kaip ožys šieną kvapą ir myžalą kvapą niekada neatsikratys, nes myž savo ant barzdos ir jėda šieną. Taip ir mentai neatsipurtysit jūs nuo to kvapo, kad jūs neužuostų kiti. Matome esat. Greit prisiduodat. Iš toli gali pamatyti. Einantį. Ir bendraujantį netgi. Tai va.
toks dalykas yra. Ir aš sakiau, kad, negi jūs į darbą einat, tarkim, tam, kad atlygį negauti. Šiai irgi laikau dabar nebe hobių, tokių kaip darbs irgi sunkus, kur visokie durneliai neadekvatus, nacistais išvadina, ką aš, kad tipo galvą nusiskutau, aš plinku pusdurnė, aš plinku, dėl to aš nusiskutau tam galvą, plaukus, nes aš plinku. Tai va, išvadina nacijais, ten kokiais dar, ten kokiais nors. Bet aš sakau, nesimėtykit šūdai, žiūrėkit atgal, ką neparskristų. Taip kad nuo šios dienos tavo fertėlę aš taip paleidžiu. Ir žiūrėkit tas patys. Geros jums ateinančios savaitės ir ateinančių metų. Nepražūkit. Ten nenoriu atimti auditorijos iš jūsų. Prenumeruokit gyvas vyras nuo savo vardo Gediminas YouTube kanalą. Tai buvo reklama.